Ačiū, turėčiau porą klausimų susisiekimo ministrui. Tai pirmas dėl paštomatų. Sveikintina tikrai, kad planuojate įrengti paštomatus ne tik miestuose, bet ir regionuose, gyvenvietėse nuo 500 gyventojų. Mano klausimas, kaip greitai tą planuojate padaryti, kada gyventojai regionuose galės naudotis paštomatais. Ir antras klausimas dėl kelių asfaltavimo. Tai nuo balandžio mėnesio įsigaliojo lankstesnės žvyrkelių asfaltavimo taisyklės, numatančios galimybę projektuoti, įrengti supaprastintas konstrukcijas keliuose su žvyro danga. Tai klausimas, ko tikitės iš šių pakeitimų, ar tikrai tai atpigins žvyrkelių atnaujinimo kaštus ir kaip po šių pakeitimų realiai turėtų keistis kelių asfaltavimo mastas. Ačiū. Gal pradėsiu atsakymą nuo antros dalies, tai labai džiaugiuosi, kad sugebėjome visų pirma patys save įtikinti, kad žvyrkelio asfaltavimas neturi būti vykdomas tik tai vieninteliu būdu, tai yra kaip kapitalinio remonto arba iš esmės kaip naujos statybos būdu. Tai yra kaina būdavo iškelta ir visada trūkstant resursams, trūkstant finansams, kilometražas, vadinkim, tai buvo tragiškai mažas. Tai kartu su specialistais įvertinome, kad žiūrint į žvyrkelius kaip tokius, taip, visus reikėtų juos asfaltuoti, tačiau ne visi yra tragiški, ne visus reikia taip atnaujinti, kad iš pradžių reikėtų iškasti ten metrą arba du visos dangos, per naują perkloti visą tai, pagrindus pakeisti ir tada jau kloti asfaltą. Labai nemažai yra tokių žvyrkelių, kurius įvertinus, atlikus ekspertizę, galima konstatuoti, jog ten užtektų tik tai, iš esmės, truputį sutvirtinti pagrindus ir galima kloti asfaltą. Ir visa tai iš tikrųjų labai atpigintų įvairius projektus, kas leidžia ir įsibėgėjančią žvyrkelių programą, ir visus kitus žvyrkelius, ne tik tai valstybinius žvyrkelius, bet ir savivaldybės nuosavybei priklausančius žvyrkelius galima būtų asfaltuoti ir greičiau, ir paprasčiau, ir daugiau kilometrų. Tai tuo galima pasidžiaugti. O dėl paštomatų, tai planas taip, jis buvo viešintas iki kelintų metų ir kelinto ketvirčio visi paštomatai pagal mūsų numatytą tvarką turės bus pastatyti, bet kuriuo atveju norėtume ir tikimės, kad tai bus paspartinta. Tai džiaugiamės, kad jau yra paskirtas akcinės bendrovės Lietuvos paštas naujas vadovas. Su vadovu susitikome ir paštomatų tinklo plėtros klausimą mes jam pristatėme kaip vieną iš prioritetinių ir pagrindinių. Ir lygiai taip pat pristatėme ne tik tai ministerijos nuomonę, bet tikrai ne vieno kolegos Seimo nario esame gavę užklausimą, kad ar jau tikrai taip užsikabinsite už to reikalavimo, kad ne mažiau kaip 500 gyventojų turi būti gyvenvietėje, o jeigu yra truputį mažiau arba prie tos gyvenvietės yra prisiglaudusi, tarkim, kita gyvenvietė, tai mes tarėmės, kad į tą nežiūrėti taip aklai ir griežtai, bet vertinti ir vietos gyventojų, ir vietos bendruomenių nuomonę, atsižvelgus į ją, taip statyti paštomatus ir plėsti jų tinklą.